CBDC, ką manai? Iš principo Amerika banina CBDCs, o Europa integruoja CBDCs. Tai nežinau, kaip čia suveiks. Vėl kriptovaliutos yra vis tiek ganėtinai nauja. Reikia integruoti, tarkim, kriptovaliutas. Ir Europai mes nesusitarėm, nes mūsų Europa turi labai daug skirtingų prezidentų, Europos komiteto narių ir taip toliau ir taip toliau. Amerika, nepaisant visų valstijų, skirtingų valstijų dydžiai kaip šalis dar didesnės, jos vis tiek turi vieną senatą, vieną parlamentą, vieną prezidentą, per kuriuos praeina procesas ir jiems lengviau yra susitarti. Ir aš manau, kad Amerika pasirinko geresnį kelią užbaninti CBDCs negu Europą, nes Europa pasirinko labai didelį reguliavimo kelią ir tiesiog skirtingose žemynuose įvedinėsim dabar skirtingas kriptosistemas ir žiūrėsim, kurioje labiau viskas veiks. Tai žinoma, kur bus daugiau privatumo, ten viskas auks, aš taip galvoju. Tai Amerikų šiuo atveju auks ir šitie Europos Sąjungoje, tai manau, kad mes persišaunam savo pėdą ir toliau save žlugdom su perdėtu reguliavimu.